Tai man buvo labai geras momentas, kai pradėjau ieškoti mokyklos savo vaikui, nes kadangi buvo prieš mokyklinę grupę jau nusimatę, tai nesinorėjo daryti perėjimo iš vieną kartą ir po metų į mokyklą. Tai taip ieškojau, kokie čia variantai Kauno regione. Ir man priminė auklė apie tokią žaliąją gamtos mokyklą, kurią anksčiau buvau girdėjęs ir domėjęsis prieš kažkiek metų. Ir kaip susikomunikavau su jos direktorė Jolanta, tai sakyčiau, viskas buvo labai taip sklandžiai ir nesudėtingai. Nuo pat pirmų pokalbių jau buvo vertinga, nes visiškai kitaip tada pradėjau suprasti, tai yra tai, ko ieškau. O kodėl tas jausmas? Dėl to, kad aš pradėjau gauti kokybiškus patarimus, atsakymus, kuriuos aš jau galėjau pradėti taikyti dar jau vasaros metu, dar net neprasidėjus mokslo metams. Tai yra, nes tikslas buvo ne tai, kad ieškot mokyklos, kad kur čia padėta vaiką, bet kas padėtų jam augti, tobulėti. Tai iš tikrųjų, kai pradėjom bendrauti, kas tai yra per mokyklą ir visa kita, tai toks ir geras buvo ir testas, ar tos kažkokius patarimus, ar metodinius, ar ką galim taikyti namuose. Tai iš tikrųjų, nors manęs tas negazdino, kaip tik aš ir supratau tą privalumą tos mažos mokyklos, kad tu gali daugiau asmeniškumo tam vaikui suteikti, tokio individualizuoto dėmesio, kokia jo situacija, kokia tas dėmesis pozityvia prasme, ta prasme, kad kokios savybės, ką galima, kaip padėti jam augti, kaip sakant, kažkur nustatant ribas, kažkur suteikiant galimybės. Jeigu planuotumėt vaiką tiesiog į mokyklą ir kad ten jį išmokytų dalykų, tai turbūt netiks tas variantas. Nes čia reikia kartu sinergijoje dirbti ir tėvam, ir vaikam. Ir tada yra tas rezultatas geras, tada galima džiaugtis tais pasiekimais. Ir vaikas laimingas, tada jis mato tą tokią sinergiją ir tarp mentorių, mokytojų, tėvų. Tai automatiškai jam jau nėra kur, kaip sakant, tas irgi tada visi blokai nueina ir įsitraukia į tą procesą.